taigi ne su nakvynė važiuojam. Labą dieną, mes ir vėl čia. Mes sugrįžom! Pasikeitė daug kas pas mus gyvenime. Išsikraustėm iš tėvų. Ir negalim savo ten pelę kur valgyti, sustot, kada norim, kiek norim, ne? Nu. Dabar va Maksimytėje pirksim salotų. Dar pasikeitė tai, kad streamint pradėjom. Turim jau kartais ateinančių pastovių žiūrovų. Jau net ir dramą turėjom. Ai, sako, nusišneku. Nu tai, o tai ką tu gero papasakosi? Tu šnekėjai, tu čia užsivedęs labai esi, tai užšnekėjai. Dar man kažką pasakyk, skris iš šitos mašinos. O tai kas parveš tave? Pati nuvairuosiu, tą paliksiu čia. O. Tai kaip tu laikaisi? Sargu. Nu va, išsimaudė jūrą iš karto susirgo. Nu taip, neringos oras toksai, šalta vėjas, pabūni prie jūros, blemas susergi, nes vėjas nežmoniškas. Nu, dar išsimaudyti labai norėjau, tai išsimaudžiu. Toks tas kurortas lietuviškas. Tai gerai, kur mes važiuojam? Tai šiandien filmuosime Tauragės apskrities bokštus ir bus turbūt kokie 8 ar kiek tenais tų bokštų? Gal daugiau bus? 11? Ne, 10. Daug bokštų. Dar nuvažiuosim prie vieno tilto, nes tenais visai įdomu, tai daug šiandien parodysime. Ir dabar pradedame nuo pirmojo bokšto, kuris vadinasi... Aukštagirės apžvalgos bokštas. Aukštagirės apžvalgos bokštas. Nuo Klaipėdos kiek jūs ten važiuot? Nežinau. Valandą. 8 kilometrai. Tai va tiek važiuosim. Kelionė prasideda. Oi, vadai puola, ne? Biškį tu labai graži. Tai va, atvykom prie bokšto, turim nuostabų parkingą žvyrkelį ir ką, aišku, į kalną reikia lipti. Jau nufilmavau, kad lipsime kalną. Ai, nufilmuoji, kad lipsim į kalną? Teks lipti į kalną. O nufilmuoji, kad sunku bus? Ne. Kad atvažiuoja mūsų sudubasint vietiniai. O jie čia... Su vocais, bėgam, jūs bėgam. Okay. Nu, jūs tai ką turim įdomus, kaip visą laiką? Informacija... Pala tave šokis prašė neskaityt. Atsimeni, ką nors ką perskaityti? Ne. That you had. Informacija apie bokštą. 15 metrų aukščio Aukštagirės apžvalgos bokštas įsikūręs Varnių regioniniame parke, Šilalės rajone. Galiu šauti informacijos ir kad šalia yra slidinėjimo trasa? Ne. Nuo bokšto atsiveria Žemaitijos kraštovaizdis tolumoje esantis Bilonių kaimas. Už kelių šimtų metrų nuo bokšto yra Aukštagirės kalnas su slidinėjimo trasomis. Vau, rimtai? Nu, dar galiu papildyti, kad tenais šalia yra alpakų sodyba. Tam pačiam slidinėjimo trasoje. Ant to kalno vaikšto žalytę dabar rupšnoja. Tai kad pjaut turbūt nereiktų. Smagu sugrįžti į bokštus. Faina filmuoti, ne? Pasilgai? Kažkaip pasilgo, atrodo jo. Nu ką tai, lipam į bokštą, ne? Lipam. Išvada, kad aš nekenčiu bokštų, nežinau, kada mes bokštus filmuojam, ta prasme, aš belekai bijau aukščio. Aš visą drebu, užlipu visas rankos, tiesiog dreba. Turėjau panikos ataką, nulipus, ta prasme, rankos drebo, tiesiog kaista visą, bijau drebu, tiesiog žiauriai blogai. O Gediminas sau ramiai užsiėmęs, ten su dronu kažką filmuoja. Neleidžia nulipti. Per tą padarysi. Tai tik čia pasifilmuojam, kas yra. Jūs ten miršta, apačioje ten jau šokinėja, jau bando atsigauti, jau vos nenugriuvus. O ką apie patį bokštą, tai kad realiai yra 2 pusės, į kurias matosi, ar 3.
Dvi kokios. Realiai dvi pusės. Vienas į vėjo, ne malūnų. Vėjo jėgainės malūnus. O kitas toli bažnytėlė matosi. Bažnyčia, vanduo, ten kažkoks telkinys, ežeras greičiausiai matosi. O visas kitas pusės realiai medžiai. Tai toks... Bažnytėlė šiaip visai kietai atrodo, galėtų arčiau šiek tiek būti, bet taip visai įdomiai atrodo. Realiai laukai matosi. Miškas vienoj pusėje, kitoj laukai tiesiog viskas. Tai va, o mes kur toliau judam, nežinau. Bet čia man visai patinka ta aplinka visa, čia nežinau, tai visai įdomiai, gražu, nežinau. Ir pats bokštas, jisai labai konstrukcija panašus į, man atrodo, Rumšiškių, kur buvom. Tai dabar tiek. Aplankėm vieną bokštą ir praleidom labai jau daug laiko, kol atvažiavom. 5 vakaro. Jo, kol nuvažiavom, kol viską padarėm, kol pakėlėm droną, žodžiu, belie kiek laiko praėjo. Dabar važiuojam link kito bokšto, Pagramančio apžvalgos bokštais ir čia jis yra turbūt pats naujausias Tauragės apskrityje, neseniai pastatytas. Tai dabar kelio iki jo yra apie 40 minučių nuo šito bokšto, kuris buvo. Ir šitas bokštas, kuriame buvo, jisai yra Tauragės apskrities viršuje, nuo autostrados dar į viršų pavažiavom pagal Lietuvą ir dabar važiuosim žemyn iki pats vienas. Jo. Taip, palei bokštus. Jo, dabar jau arčiau Tauragės važiuojam. Tai jo. Noriu pagirti, kad matuoklių beveik nėra kol kas, apart autostrados, tai nice. Tai va, susitiksim kely arba bokšte. Kelyje link Rusijos. Ne, Kur tu pradingai. Važiuok, Passatas! Labai patikti šitas parketas, kad nesimato aukščio. Aš labai esu laiminga. Labai gražu šis. Nu jo, labai gražus. Nuostabutis. Tas vanduo. Visur vanduo gražu. Santaka. Ir labai naujas, tai gražu. Sakė žmonės, vienoj pusėje šiltas vanduo, kitoj šaltas. Tai va, tokia informacija. Gediminai lipsi, brėsi. Šiandien pranašavo lietų, bet kažkodėl saulė išlindo karštą jau su megztiniu. Aišku, vėjas didelis, bet jau noriu nusimti tą megztinį, nebeįmanoma. Visi žmonės su maikutėm vaikštą, mes tokie su megztiniais, kai žiemą išlindę. Apgavo mūsų orai. Tai va, o ką dabar apie bokštą? Aukštį bent žinai? Žinau, kad 65 metrų ilgio šitas aplinkui eina pasivaikščiojimo takelis. Takelis. Jo. O tai nori pažiūrėti aukštį gal? Gerai, galiu. Tai va, pasižiūrėjom bokštas 12 metrų aukščio. Taip. Tai ne aukštas, bet aš pasakysiu, kad čia yra tarp mano top vaizdų, kuriuos matau nuo bokšto ir apskritai aplinka ir visa kita. Tikrai gražu. Čia nėra labai daug ką pamatyti, bet tiesiog labai gražu viskas sutvarkyta, tos dvi upės subėga. Iš arti realiai jos gražiai irgi labai matosi, nu čia viskas labai gražu. Ta santaka labai tikrai grožio dadeda. Šitas tikrai nice ir vertas dėmesio. Ir aplinka, kad sutvarkyta labai fainai. Irgi gražu, fainai. Ir su autobusais galite atvažiuoti užsakytais. Taip, nes autobusam vieta yra parkinge. Mūsų žiūrovam labai aktualu, kad autobusas atvažiuoja. Čia tau man tai. Tai keliaujam kažkur toliau, ne? Nežinom kur. Važiuosim gal Tauragę pavalgyti. Dabar jo, turėtume į Tauragę pavalgyti važiuoti, o paskui žiūrėsim į kitus bokštus. Ką tu darai? Ate. Ar dar turi kažką pasakyti? Jau jung. Jūs tai sako, kad aš ją pertraukinėjau, tai dabar eteris tavo. Kažką norėjai papasakoti. Ką tik norėjau pradėti šnekėti ir dabar tu pradėjai šnekėti. Nebešnekėti. Kas? Papasakok. Ne. Prašau. Ne. Prašau. Ne. Nubūk žmogus. Ne. O aš nenoriu, kad tu tai mane filmuotum. Stovi, blemba, kai mokytoja gidė kokia, nesuprantu. Nebeatsimenu, ką norėjau sakyti. Ką aš ten sakiau.
Nu, tai papasakok. Ne. Jūs tada dar kažką norėjau pasakyti. Kad čia visiškai yra naujas, mes dar nelabai pasakėme, kad visiškai naujas šitas bokštas ir visa aplinka nauja sutvarkyta. Ir čia vienas iš 23 metų, man atrodo, pavykusių labai gerai projektų, kuris įvertintas labai gerai ir kaip įvertintas, kad labai gerai išleisti pinigai ant projektą. Jo, nepavogė nieko. Gerai. Gediminai, kur mes važiuojam? Į Holivudą! Važiuojam į Holivudą Tauragiai. Statysim filmą. Gerai, o tai žodžiu, važiuojam pavalgyti, o po pavalgyti važiuosime link Rusijos sienos. Kainos, kaip manai, bus kaip Holivude. Už kepsnį 2 eurų, 3 eurų, 4 eurų. Bet aš tau sakiau Holivudo kainos. Visą kelią važiavome, visur, kur dabar važiavome, nebuvo nei vieno greičio matuoklio, tai žiauriai džiaugiamės. Ir dabar ką tik pirmasis matuoklis. Matuoklis ir 7 dar greitai šovė. Džiaugiasi Gediminai. Dar šviesoforas, kelio darbai. Susitiksim kažkuriam tilte. Taip. Nieko. Aš kaip visą laiką neskaniai pavalgau. Hehe. Labai skaniai vištiena, šviežutė, minkštutė, vajai, bulvytės, viskas. To aš valgiau lėtinį su varške. Blynai išimti iš šaldymo kameros ir tiesiog įmesti į aliejų. Kaip suprantu, jūs te labai skaniai pavalgėte. Lipsim į Kijevą. В какой стране любят шоколад? Atvažiavome prie tilto, tai va, įdomiausia dalis va tiltas. Ir nieko daugiau parodyti neturi. A ne, jūs ten? Einam ant gal. O tai kita pusė, ne? Ai, ten dar įdomu, galiu ir ten parodyti. Va, dar irgi tiltas. Ir namai. Tik tiek, ne? Namai, nieko įdomaus. Pastatai. Niekas neišsiskiria nieko, viskas normaliai. Viskas įprastai. Jo. Bet taip keista. Taip viskas arti ir negali nueiti. Tiesiog negali nueiti. Gerai, kad negali nueiti. Pasižiūrėjom į tą ir važiuojam prie bokštų. Toliau. Ja. Ne? Labai keistas vaibas prie sienos su Rusija. Tiesiog žiauriai keistai jaučiausi, nežinau. Taip arti matyti Rusiją tiesiog keista, bet kaip. Ir atrodo niekas neapsaugota, to prasme Max niekas neapsaugota. Žiauriai keista. O dabar važiuojam į Bardėnų apžvalgos bokštą. Ir mes buvom pasimetę, bijojom, kur čia važiuot, kur čia jau, kad į Bostoną įvažiuot, kad kažką neprisikabintų. Tai ką įsivedėm? Prieplauką. Jo. Panemunės prieplauką kažką. Jo, tenais pravažiuot galima. Ir ten galima nuvažiuoti ir tada sustoja prie prieplaukos ir ten prieini. Va taip tiesiai viskas ir matosi. Gali valtelę tiesiog nusileisti ir paplaukiot. Pasimkit valtelę, išbandykit, sužinosit. O dabar į tą bokštą, kokį tu sakei? Bardėnų. Bardėnuose. Jo, Bardėnuose apžvalgos bokštas. Važiuojam. 10 minučių. Jei mes ten. Nebent jūs te vairuos, tai tada 15. Aš tau blemu 15. Hello. Prisiparkavom. Jo, ir čia taip įdomiai prisiparkavom. Tai parodysim. Savo mašiną parodyt? Va, čia yra parkingas mažytis. Ir čia atvažiavom čia. Jo, atvažiavom pro čia ir tada dabar reikia eiti va tenais. Ženkliukas. Pro kiemus. Iki bokšto. Labai nejauku šiaip. Labai nejauku, bet vėl. Kas pirmas tas baladė? Kur mums čia eiti? Gal pro kiemus einam? Gediminas parodys, kaip reikia eiti iki apžvalgos bokšto. Reikėjo anksčiau pradėti, bet nesvarbu. Tai va. Ate. Nes ten yra privatus kiemai, tai čia yra takas visiškai nepramintas, tiesą pasakius, apaugęs, bet einam.
šitas takelis yra tam, kad apie tiesiog sodybą žmonių. Vardėnuose esantis apžvalgos bokštas. Kaip jūs tą vertinate? Priėjimas yra tragedija, tarsi erkė jau radbuvo ant savęs. Kiekimės viskas bus tvarkoje? Uodas labai stipriai kando, taip kad tiesiog sutraišku, ten vėlė kiek kraujo tiesiog pasipylė. Tai va, erkė, uodas, praėjimo nėra normalaus, niekas normaliai nepraminta, viskas apaugę, pats bokštelis. Samanojas. Senas atrodo, medinis, nėra labai, kad aukštai būtų, bet iš jo matosi Tilžės miestas kitoj Nemuno pusėje. Nu, viršus namų. Jo, biški vos kažkas matosi, labiau gal vėjo jėgainės kitoj pusėje, laukai. Jo. Labai, kad išsiskiriantis kažkuo toks. Čia gal labiau istorinė vieta tiesiog, kad buvo malūnas ir vietojo pastatė tiesiog namelį, bokštelį ir viskas. Jeigu dėl praeito bokšto būtų verta važiuoti atskirai, tai tikrai verta, sakyčiau asmeniškai, o dėl šito tai tikrai ne. Jeigu pro šalį važiuojat, sustojat, pasižiūrit, pasigrožit vaizdais, laukais ir viskas. Ne. Toliau važiuojame į Merguvos apžvalgos bokštą. Merginsi Justė. Merginta jau tu. Nenoriu šitą žolės eit. Bokštas, kuriame mes buvom, to prasme, dar vieną erkę radau ant savęs besivaikštančią. Negaliu, nervuoju, žiauriai. Dar įkanda, tiesiog... Parodyk, kur tau įkando uodas prieš tai. Dar ištinė? Matosi, kad nelabai. Matosi viskas čia. Popa. Žiūrė dar taškelį. Popa turi. Važiuojam į kitą.